Šiandien aš jums pristatysiu Doplerio efektą. Taigi, kasgi yra tas Doplerio efektas? Doplerio efektas tai reiškinys, kai dėl šaltinio ir stebėtojo tarpusavio judėjimo keičiasi bangų dažnis ir ilgis, jie pasireiškia tiek garso, tiek šviesos bangomis. Jei garso šaltinis artėja prie stebėtojo, garso bangos suspaudžiamos, todėl stebėtojas girdi aukštesnį dažnį, jei šaltinis tolsta, bangos įsitempia, o dažnis mažėja. Šis efektas ryškiai pastebimas, kai pro tave pravažiuoja greitai judantis automobilis su signalu. Bet kaip ir minėjau, Doplerio efektas gali veikti ir šviesoje. Kai šviesos šaltinis juda prie stebėtojo, jo spinduliuotė pasislenka į mėlynąją spektro dalį, o tolstant į raudonąją dalį. Šis reiškinys naudojamas astronomijoje, nustatant galaktikų judėjimą ir visatos plėtimosi greitį. Be to, ar žinojote, kad Doplerio efektas pirmą kartą buvo pastebėtas 1842 metais austrų fiziko Kristiano Doplerio. Dėl jo atradimo šiais laikais Doplerio efektas taikomas medicinoje, astronomijoje ir radarų technologijoje. Ačiū, kad klausėtės ir sužinojot kažką naujo apie Doplerio efektą.